Ką, draugė? Ką? Giedrė puolė, tu šikne. Jau viskas, ima? Labą dieną. Pavasariniai darbai prasideda nuo šūdų rinkimo. Ir vėl fekalai. Visi darbai yra svarbus ir gerai. O jeigu atvirai, tai matot, šiandien labai gražiai atrodau, palaidais plaukais išplauta galva ir pasidažus. Kodėl? Nes aš galiu, aš kaime ir džiaugiuosi ir noriu ir kaime gražiai atrodyti. Taigi, dėl to, kad vištos yra tokia svarbi mano gyvenimo dalis, pribrendau sprendimui, nes neturiu pinigų dabar dideliam projektėliui. Tai iš vieno šiltnamį, nes turiu 3 tikrai užtenka, paaukoti vištoms. Tai, žodžiu, planuoju pakloti šiaudus, tada aptverti šiltnamį ir užmes kažkokį tai tinklelį ar kažką, kad nuo paukščio apsaugoti. Tai va, kai pradėsim tą procesą, būtinai nufilmuosim, pasidalinsim, kaip sekasi, žiauriai nori savo kiaušinių, nes man tai čia kaip, nežinau, auksas beveik. Morganu, kodėl tu iškasiai, žiūrėk, vėl iškasiai. Dabar čia pavažinėjau. Buvau genėjimo kursuose, tai viską nugedėjau, kaip matot, jau ūglius leidžia. Aišku, dar voratinkliukų yra, bet matysim, kas vyksta toliau, bet kai kurie medeliai. Bet šiaip didžioji dalis medelių viskas gerai, matau, kad jiems buvo sėkmingas tas apgenėjimas, nors kai kurias tikrai drastiškai apgenėjau, čia dar reikės apsirinkti. Biški su žoliapjove, su traktoriuku, kaip jisai vadinasi, nuvažiavau. Pravažinėjau biškį, susmulkinau lapus, kad nereikėtų jų griebti, tai kaip mulčios gausis, ar tai tiesiog trąša, ar kažkas dar. Medelius visus nusipurškiau, vario sulfatų ir tada ten tais visais ekologiškais. Bet jaučiu, kad reikės dar, nes matau, kad nelabai padėjo, tai bet šiandien yra vėjas, tai ne. Bet jau tuoj turėtų sprogti, tai va reikės laukti tų dienų, kai jau galima bus purkšti. Ir aišku, pridirbom čia, nes reikėjo vežioti visokias tai dalykus į priengių. Tai buvo pabaigoje, viskas, nebus nei vienų provežų, pilna privažinėjom su traktoriais, su tokiam nesąmonėm, su priekabom, užstrigom. Bet norėjom pasibaigti tą priengį, tai kaip sakant, viskas turi savo kainą. Praktika yra tokia, kad aš su traktoriuku, ypač kai drėgniau būna, pravažiuoju ir išlyginu visus šitos dalykus. Užtrunka laiko, bet ką darysi. Gal kitais metais jau nebus to projekto. Tai kaip sakant, dar viena tokia pačia ir nebus to važinėjimo, tai jau tikiuosi, kad turėsim tikrai tą gražią žolytę vėjytę. Morka nešioja, aišku, pagalius. O mes toliau ieškom eisim į aikštelę. Kad šiandien laukiam svečių, nors dar ne visai esam pasiruošę pavasarį, bet laukiam svečių. Tai yra mūsų darželio grupių tėvai su vaikais. Visą laiką kviečiam, labai faina, šiaip turim be galo fainas grupės. Šiaip esu labiau patenkinta, negu turbūt būčiau bet kokiu kitų darželių, net ir privačius įskaitant. Nes darželis tiesiog, mano nuomonė, yra superinis. Jeigu yra kažkokia problema, ją visada gali išspręsti. Ir jeigu su tėvais kažką nori padiskutuoti, tai nėra tų tokių, kad ginčių, kas geresnis, kas blogesnis, žodžiu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va tas labai faina, kad ir tie tėvai tokie vieningi ir pažvengiam visi kartu grupiai ir pasitarėm ir tiesiog visi pritarė, visi supranta, kad tiesiog viskas faina ir nėra gyvenime, ko čia piktis. Tai va, tai lygtais jau kakuliukų nebematau. Dar praeisiu čia. Biški šiek tiek pagriepsiu. Pagriepsiu, matau, čia kaip ir nėra situacija bloga. Tai traktoriukai pakrauti, vėtrai padovanojom, buvo labai fainas dalis vėtros gimtadienis, gal tam žmonių susirinko. Mes mėgstame vaikų gimtadienius švęsti didelius, nes kažkaip faina, kad jie prisimintų. Ir jiems iš tikrųjų patinka, nedėsiu, kad po to neužsimestų vaikas. Šitą tuoj atjungsim. Va, prijungsim. Kad jau galėtų važiuoti visi, jo ir vėtra aišku dar nevažiuoja to. Bet girius su 2 su trupučiu važinėjo, man atrodo. Lemba. Šit. Tai va, girius su trupučiu važinėjo. Gal vėtra šiaip guji, gavi, viskas gerai, labai kalba, ten dar kažką. Bet tie tokie techniniai dalykai, nėra, jie taip aktualu, kaip buvo giriui iš karto, kad jis norėjo. Gerai, varom toliau, šiaip galima šiukšlės biškį parinkti. Tai va, nėra čia tokių jau negerų dalykų, bet dar paliksiu, kad jeigu kartais ką,
Ir ką darysim, vienas darbas, kuris labai laukia ir labai tingėjau įdaryti, buvo mano pavasariniai augalai susodinti, gėlės, tulpės, ten visokios nesąmonės. Prie namo ten yra pavėsis, jas auga lėčiau ir šunys pastoja laksto per jas ir guli ant jų. Tai tiesiog pasimsiu savo traktoriuką žoliapjovę ir surinksiu akmenų ir ten apdengsiu, kad biški būtų saugiau, kad nevažinėtų su mašinom, nes ir pati kartais pravažiuoju. Čia irgi persisodinau, nes Barintas davė velnių, kad jau visur per daug prisodinau visko, nors manau, kad šitos teritorijos tikrai turėtų užtekti. Savo dekoratyvinės vyšnėlės. Tai man labai atrastas fainas augalas. Čia jau matau, kad vyksta veiksmas, va čia viskas dygsta, bet šunys niokoja ir nežinau, kokia gausis galutinė šitų augalų lemtis. Tai va, varau aš užsikursiu traktoriuką, nes va, matau, dygsta, bet tikrai viskas baisiai išniokota. Žiūri gaila, nes daug prisodinau visokių gražių įdomių. Čia matau dar girius mėtą daiktą. Mama, to jaus, prisijungsim viską. Įdėsim dabar į džipuką. Einam, prisijungsim. Nelabai patogi tą priekabą, bet kai reikia tokius sunkesnius dalykus vežti, tai tikrai patogiau negu su rankom, kad reiktų tai daryti. Va šitas daiktas būna už nugaros kliūna, tai vat šiek tiek kažkokią lankstį reikėtų padaryti, kad būtų minkščiau. Ar kažką tokio aš dabar nebe. Nemu, kaip čia prisisega. 1 hour later. Praeitais metais pirkom šitą daiktą ir galvojom, kad prasilgrimas pasirodo jame pačiame yra. Tai čia mūsų gerbiamo operatoriaus ūkininko Artūro dėka išsiaiškinom ir sukonfiguravom. Baikit, šikniai. Atneškit kamuolį, atneškit pagalį. Let's go. Palaukit. O tai kas čia dabar? Kodėl jis nesikuria man? Ką? Nu, laisvas, bet jis ne visada. Nu va. Good. Aba. Up. Gerai, vežam. Jau kūro trūkstoj. Ap. Va šičia pradėsiu, kad jie čia nelakstytų šūdžiai. Aba. Čia šiaip ir prisodinta ir dar vieną augalą pritryniau. Jėzau. Kaip tu taip galėjai, Aida? Gal ir nelogiškai aš čia daug jų prisodinau, bet jau nusprendžiau, ką dabar darysi. Let's go. Ir dabar jau į didžiąją vietą. Na ir baigsim. Šitas gražus. Labai reikia kuro. Šitas didelis koks. Bada. Ap. Ups, biški pakilo. Išcentruokim. Nežinau, kiek jis čia veža. Tikiuosi paveš. Reiks važiuoti į miestą kurą. Morka.
Mano žemės gal nėra protingiau kelt, nežinau. Bebe. Šitą galiūną čia. Gerai. Šitas čia. A? Galimai. Kadangi Lukas atvažiavo į svečius ir mes turim pabaigti, nes atvažiuoja svečių, darysim šventę vaikišką. Esame dėkingi būtent Artūrui už patvarkymą ir pripūtimą padangų. Kaip aš sakau ir laikausi tos pozicijos, kad jeigu vyras arba bet kuris kitas žmogus tau pasiūlo padėti ir padaryti darbą, niekada nereikia atsisakyti, aš nuo to tik geriau jaučiuosi. Visiškai nežemina mano savivertės, nebent pati kartais noriu pasiknist. Kol Artūras pūtė padangą, susitvarkiau, susinešiojau akmenėlius ir rankiniu būdu, čia kažkoks kaulas dar mėtos. Ir tikiuosi, kad mano gėlytės atsigaus, o matau, kad lenda, reikės dar palaistyti, pažiūrėti, gal patrešiu šiek tiek, nes tie šunys niekadėjai. Labai džiaugiuosi savo šituo kūriniu, jaučiuosi padariusi didžiulį darbą šiandien ir galima bus vakare atsipalaiduoti. Tai va, tai linkiu gražios dienos. Jeigu jūsų diena yra nefaina, prašau negadinkite tos dienos kitiems. Viso gero.